pažiūrėti. Žurnalė kaip žmogus. Eik tu naku. Nu ką, išvažiuoju, palieku Petro viešbutį, tai su pusryčiais, su visais bairiais, dušu ir dingusi elektrą naktį, tai kem 6 eurai kainavo. Žodį, nesmė, įsimėgojau, viskas gerai, o 9 valandas, beliko susikraut manatkes ant prisirišti ir viskas, ir gazuoju. Namo! Šiandien liko dar 837 km, vakar nemažai pajudėjau, nebūtų tie kamščiai. Prie Niurbo tai būčiau turbūt ir visą 1000 nuvažiavęs. Bet, nu, kaip sakyt, yra kaip yra. 240 000 žmonių buvo tą savaitgalį. Tai nu, ten kiekis ir ten, sakau, autobanas pirmas toksai šalia, kuris yra, tai 3 km. Tai aš ten tos iki autobano 4 valandas važiavau, nes visur aplinkui vien mašinos, kemperiai ir dar ten kokius, turbūt iki Kiolno važiavau, tai iki Kiolno Dortmundo, tai dar tenai autobane važiuoju, kas antrą mašiną kemperis ir purvinas, tai žinau, kad Niurbe buvo, nes ten ta mėšlinė kempingė. Žodžiu, iš karto arba užsikliavę lipdukus ant 24H. Nu, tokia bendruomenė stipri. Tokia, nu, pasaulinio lygio, kur 24H užrašyta, tai ten jeigu šalia kur nors 500 km spindulių, tai žinau, kad tikrai iš tenai važiuoja. Žodžiu, aš šiandien ant moco visą dieną, tai dar 800, sakau, 3 kg. Nuviniot per pedalus, per rankenas ir gazo. Nieko, Lenkija dabar 1000 kart geresnė negu senais laikais, nereikia tais keliais čia ant 70 važiuoti, tai viskas autobanais realiai. Ko Lietuvoje nėra, irgi lietuviai kažkaip prasileido ant to. Ir važiuosim. Nuobodžiai važiuosim, bet greit. Tai va. Lekiam.
norėjau vieną labai svarbų dalyką padaryti. Grandinę būtų. Maldelę sukalbėt pamiršau. Rytinė ar vakarinė. Vienas 8 buvo, padariau 2, nors šiaip tai su 2 barais važinėjau. Bet su 2 barais tai važinėjau vis, ta prasme, visur, iš Žvyrkelių ir asfaltų. O čia tai realiai tai tik asfaltus. Panašiai turėjo būti, nes realiai vienodai buvau padaręs ir viskas. Dabar jau tikrai galima lėkti. Kažkokio tikslo neturiu, kada ten kaip davažiuot, bet šiandien gerai būtų namo parsirast. Išsikrau daiktus, viską susidėt. Rytoj į darbų. Yra ką veikti garaže. Sezonas juda. Satašio užlipimas toksai įdomus. Nu, po vakar čia to 800 kg, tai nugarytė jaučiasi. Šiandien atsikėliau, tai taip kaip buratinas išsilankstyti reikėjo. Nu, ką padarys. Šiandien paskutinė diena, paskiau biškai galima būtų pailsėti nuo moco. Bet čia visai nenoriu ilsėtis. Man tai galėčiau, nežinau, mėnesį tai tikrai, o gal ir daugiau keliauti. Tai va, užauginsiu bendruomenę YouTube'o ir galėsim keliauti. Kad galima būtų gyventi biškai ne iš savo lėšų, kai darbo negali apleisti nei mėnesiui, nes kitaip negausi, nebus už ką valgyti. Tai va, ir keliaujam per metus kokius 3-4 mėnesius. Ar sutiktumėt? Tai va, like, subscribe, share, dar nežinau ką, comment, viską reikia daryti. Tada YouTube algoritmas veikia ir daugiau peržiūrų, daugiau komentarų, daugiau visokių dalykų ir tada atsiveria kiti dalykai. Reklamai ir visam kitam dalykui. Tai va. Nepamirškit, jum tai nieko nekainuoja.
Čia ne prenumerata YouTube, o čia tiesiog subscribinimas, tai yra prenumeracija mano kanalo. Okay? Let's go. Dizelį nepasakyti. Kiti ten kiti, tai slidinėtas dangas yra du žali, man atrodo, du mėlyni, raudonas. Super, su švinu, be švino. Važiuoju, nekvepia tokių dangų.
dalykas. O antras dalykas.
Jėzus Marija. Kas? Kaip paimti noriu pažiūrėti. Normaliai kaip žmogus. Eik tu naktį. Biški pasikrovęs. Kas tai? Normaliai? Palatkėm su visko. Nu, Nu tai vis tiek, kai važiavo irgi tada prisikrovė, apsikrovė ir čia tačių. Čia pusė gyvenimo. Liūtis galatoj. tai kiek, per kiek mėnesį? Čia per 2 dienas. O nuvažiavai? Per 3. Rezultatų patenkintas? Kaip su juo važiuoti? Įdom. Ką? Šį ką skauda. Skauda biškis stebinė, čia nelabai tinka. Sėdinė tokia. Ne, čia viskas gerai, bet čia va kažkaip man, čia turėtų būti nuo žurnų. Nu kaip čia, čia va trina, šik mačiau, įsėdė ant galo. Ne tam jinai skirta čia. Bet aš kiek žiūrėjom, tai šalta jo pana ten. Ai, mama. Buvo su striukėm, lietas lygiai. Ten, blet, Kaip Suomijai buvom 28 plius, o čia, blet, ten 13, blet. Ir lietus lyja 13, vėjas rūkas. nežiūrėjom. Bet ten, Labai nedaug. ten kalnai, ten taip yra, ten visą gyvenimą, kai buvo ten Kruša, kai ten visi bairė. Čia dabar trumpiausias, Nurbužingas, koks tikrai buvo. Mes žiūrėjom tik tai senienas, tas kaip buvo paleidę ten, nežinau, porą valandų kiek jie ten važiavo. 180 minučių. Senukų ten dar. Tada tiesą žiūrėjom, tai pažiūrėjom, visi ten siaubas apsirengę, sakom, Tai bliau. dar kaip senienos buvo, tai dar buvo normaliai. Penktadienį dar šilta Tai buvo. lyjo dar sakė. Ai, šeštadienį jie jo, šeštadienį gal jie važiavo. Važiavo šeštadienį, tai lyjo jo, pradžių ten. Turim to lietų šlapę. Bet irgi privažiavę su kemperiais. Žinai, kiek va dabar aš čia važiuodamas dar tik tai sužinojau, 240 tūkstančių žmonių. O, ten. Ten Žiūrovų. rekordas. Ten, blet, 4 valandas aš ten iš to Nurbužingo tik išvažinėjau iki autobano, kiek kilometrų. Ten vieną, visur aplinkui. Kemperiai, šmemperiai, blet, ten viskas. Kas pulvinas, reiškia, iš ten važiuoja, nes dar tokia filpa buvo. Aš manau, jeigu ten tiek prilyja, tai panorėtume. Gerai, reikia ilsėtis, tu kartą pasiimsi savo. Čia tipo pasilsės turėčiau būti. Tai va, like, subscribe, share, dar nežinau ką, tai comment, viską reikia daryti. Tada YouTube algoritmas veikia ir daugiau peržiūrų, daugiau komentarų, daugiau visokių dalykų ir tada atsiveria kiti dalykai. Reklamai ir visam kitam dalykui. Tai va. Nepamiršk, jum tai nieko nekainuoja.